Labą dieną. Remigijus Žemaitaitis, Nemuno aušros pirmininkas, Seimo narys. Remigijau, jūs kaip tą ropę, rauna nuo tos valdžios, neišrauna ir nenurauna. Tai kas čia vyksta, ko jūs čia, kodėl čia? Aplink karai, žmonės kažkokius sprendžia klausimus, brangsta kūras, kyla kainos, o Lietuvoje atrodo vienintelis žaidimas, žaidynės vyksta, nuraukite nuo valdžios Žemaitaitį ir jo partiją. Jo, tai sveiki gyvi, tai iš tikrųjų toks jau tas vaizdas, vyksta, nežinau, iki beprotizmo, iki nežinau, kiek čia jau laiko tas viskas yra. Ir jau vyksta nebe pirmas mėnuo, jau vyksta nuo pačios koalicijos sudarimą, netgi prieš koalicijos sudarimą, netgi nuo 24 metų prezidento rinkimų kampanijos metu, nuo balandžio kovo mėnesio, kai prasidėjo tas rovimas manęs. Jisai yra ir tada tas konstitucinio teismo susidorojimo, kuris buvo skirtas dėl antisemitizmo, nors ten jo nėra, bet yra kaip padarysi. Tai taip, tai tie dalykai visi vyksta ir mane aplamai stebina, kad valstybė skiria dėmesio niekams, bet ne valstybė kreipia dėmesį tai, kas vyksta aplamai pasaulyje ir su pasaulio įvykiais, kas gali atsitikti Lietuvoje. Tai aš ir vakar valdančioji koalicijai sakau, tai jeigu jūs norit eiti į koaliciją su vardan Lietuva, nes esat apsitarę, sutarę, ten apsitarę postais, pareigom ir panašiai, tai jūs pasakykit ir jūs eikit, tai jūs neieškokit priežasčių, kaip čia maždaug norim išmesti, gal visuomenę padėkit išmesti Žemaitaitį. Kai jau nepadeda ten visuomenė, tai jie kreipiasi tada į prezidentą, tada sako, gal gali prezidentė būti geras, tu irgi kažką pasakyk, žinai. Perdėlioti koalicijas. Jo, perdėlioti. Tai vietoj to, kad prezidentas sakytų, žiūrėk, Remigijau, gal galim padaryti taip. Man yra svarbu, kad konservatoriai sueitų su socialdemokratais arba vardan Lietuva vėl sugrįžtų. Gal galim tai padaryti, sakyčiau, gerai, prezidentė, kadangi tikrai artimas jūsų draugas ir bičiulis yra Saulius Skvernelis, jūs tikrai turite labai tos gerus draugiškus ryšius su juo, tai viskas, mes atsitraukim, jūs darykit visą kitą. Bet jūs nekelkit valstybei tada bendro chaoso ir nuo ryto iki vakaro nesakykite, kaip čia yra blogai. Aišku, kada reitingai krenta tam tikrų politikų arba politikos lyderių, jiem reikia ištraukti staigiai baubą ir to baubų mojuoti ir tai bandyti paskelbti savo reitingus. Čia yra jau standartinė klišė, kuri naudojama labai daugelį metų ir labai daugelį politikų jį naudoja. Tai sakyt, kad Žemaitaitis vėl ten blogas šioks anoks, man yra keista. Ir argumentas. Pažiūrėsim, kaip balsuos dėl Kapčiamiesčio poligono. Koks čia yra esminis klausimas, Kapčiamiesčio poligonas ir valstybės... O neišlaikei to testo poligono, tai sakė tau šakės. Tai man jau taip ar taip, aš tikrai nebalsavau ir aš nebalsuosiu ir jūs manęs neįtikinsit, nes dar kartą sakau, kol nėra pinigų oro gynybos sistemai ir kol mes neįrenginėjom oro gynybos sistemą ir nėra prioritetas ir šios metus mes jų nedarome, aš tikrai nebalsuosiu, jūs manęs neįtikinkit, nes ašgi matau, kas vyksta pasaulyje, aš matau, kas vyksta Irane, aš matau, kas vyksta Izraelyje, aš matau, kas vyksta Amerikoje, aš matau, kas vyksta Jungtinių Arabų Emyratuose, Kuveite, aš tai tą matau ir galų gale Libanas, paimkime, tai netgi Turkija įskridusios. Tai tu logiškai, tada tu matai, kas įvyko Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje, ir ką po porą dienų pamatai Suomijoje. Ir man bando sakyti, tai klausimas, ar čia, žinai, Žemaitaičio vertybės yra, jūs proto netekot, kas jums yra, aš dar sakau, aš esu lygiai taip pat už valstybės saugumą, bet mano manimu, mes turime prioritetus ne tos, kuriuos reikalingi, nes karas Irane ir karas Ukrainoje jos pakeitė kardinaliai. Juolab, kad mes turime praėjusios vyriausybės dokumentus, kuriuose yra aiškiai parašyta, kad Kapčiamiesčio poligonas yra netinkamas, nes ten bla 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 bla, žinai, surašyta. Ir dabar sako, tai kaip čia dabar bus? Dabar išgirstų vieni išlieka, tai čia koalicinė sutartis bus pažeistas. O kur koalicinė sutartį parašyta? Dar atsiranda keletas žurnalistų, kurie man sako, žinai, Žemaitaitį, rinkėjai nusivylė, nes jūs nevykdot rinkėjų pažadus. O dėl ko skurgiai? Tai jūs nebalsavote už poligonas, gal galit man pasakyti, rinkimų metu 24 metais, spalio mėnesį, kada buvo prasidėję debatai rugpjūtį, rugsėjį per visas televizijas, ar Vilija Blinkevičiūtė, buvusi ministrė pirmininkė socialdemokratų, ar jinai pasakė, kad jinai už poligoną, kad statys? Ne. Tai jeigu to klausimo net nebuvo debatuose, o žmonės balsavo už mumis, ką mes kalbėjom debato metu ir rinkimų laikotarpį, tai jeigu to poligono nebuvo rinkimų laikotarpį kaip tema, tai ko jūs norit nuo manęs tada sakykit, kad mes rinkimų nevykdom? Tai kas yra tie rinkėjai? Tai rinkėjai yra konservatoriai, kurie sakė, kad ten poligonas blogai, o dabar visom keturiom, kad ten gerai. Ar socdemai, kurie iš vis atrodo, kad tai yra kažkoks asmeninis kaprizas,
Nu, žinokit, ne, aš irgi, ne kiek, pažiūrėjau, negaliu, aš stengiuosi įsigilinti, nu, tikrai, kodėl reikia arba kodėl nereikia. Tai čia perklausiau nereikia visą gilintis. NSGK komitetegi sušauktą tų žmonių, ką čia mes šio bendruomenių, didžiausią paskaitą su įrodymais, faktais pristatymą. Šiandien žiūriu, visas komitetas už nubalsavo, 2 tik ten išklausius tą informaciją jau net klausimų nekyla, kad baltai siūlais. Tai jo, bet matot kaip yra. Dabar yra klausimas, o kas yra populiaresnė klausimas. Nu ir dabar būti nepopuliaru balsuoti prieš Kapčiamiesčio poligoniką yra nepopuliaru, nes nuskaitaisi tu vatnikas, kremlinis, kvailas, šioks toks, anoks ir tieko nesupranti. Bet reiškia, tai yra valstybė, susiformavo yra susiformavusi teisinguolių nuomonė ir neteisinguolių nuomonė. Kitos nuomonės reiškia negali būti. Net klausimo uždavimas yra tu esi žiurkė, tu esi dinklauk ir panašiai. Tai mes turime ligonių valstybę sukūrę ir ta ligonių valstybė yra iš 5 palatos visi pabėgę, laksto su baltais kalatais. Jo, tai žiūrėkit, valstybė yra 5 palata ir visi dabar laksto kaip tie durniai karveliai, tas sienas daužos ir neranda rankenos, per kurią išeiti, žinai. Vienas nori Baltarusiją išeiti, kitas nori Latviją, trečias nori Lenkiją, kitas nori Kaliningradą išbėgti, trečias nori iš Švediją per Baltijos jūrą, žinai. Ir aš jiems sakau, klausykit, jūs junkite loginį mąstymą, kad klausimų kėlimas tai yra demokratinės valstybės išraiškos forma. Koalicijoje nesutarimai tai yra demokratinės valstybės išraiškos forma. Šeimoje nesutarimai tai yra normalus gyvenimo procesas, kada šeima nesutarė, kyla klausimas ir diskutuoja. Jeigu jie nesutarė, lieka prie kitų klausimų. Tam yra taikoma mediacija, jeigu šeima skiriasi, ne? Tai dabar šičia pasirodo visi, kai jie vienai turim sutikti su vieno kažkokio tai tekio pasakymu ir tai jeigu jie tikrai nori keisti tą koaliciją. O čia yra žaidimas konservatorių. Konservatorių tikslas yra grąžinti vardan Lietuvą į koaliciją. Prezidento irgi, matyt, noras Saulius Skvernelio artimą savo bičiulį grąžinti irgi į koaliciją. Ir kartu ištraukti liberalų sąjūdį. Nes puikiai supranta, kad jeigu grįžta vardan Lietuva į koaliciją, aš nesivaizduoju, kaip valstiečiai gali būti toj koalicijoje, tai ten savigarba tada nebeleistų. Tada aš kilu klausimą, kaip gali jaustis Ruginienė, kaip iš jos Domas Griškevičius šaipėsi, Lukas Savickas ten kvailiavos nelaikė, Virgis Sinkevičius iš jos pastoviai tyčius, netgi ta pati Agnė Širinskienė ten memus kūrė apie LRT, visą kitą. Ir aš tada sėdžiu klausiu, jūs čia tai svarstote galimybę koaliciją. Tai tada eina liberalų sąjūdis irgi iš visų pusių tyčiasi, šaipėsi, kvailiais laikė ir panašiai. Tai reiškia, socialdemokratai nueitų nuo savo net esminių pamatinių vertybinių pozicijų, svarbu eiti koaliciją su bet kuo, bet nematyti stabilumo ir nematyti kitiems. Ir sako, tai tada ir viskas aišku, tuo ateis nauji rinkimai, visiems bus aišku, kad socdemai vykdo konservatorių. Tai dabar tai kas vyksta, o aš vis labai gerai, bet, asme, aš manau, kažkam kitam gal dėl tų rinkėjų reikėtų biški labiau susimastyti. Aš sakau, nes Nemuno aušra, aš asmeniškai išlaikausi, stengiuosi laikyti to neutralumo principo, nesivelti jų problemas. Tai kitas yra dalykas, aš nežinau, kas moka socialdemokratams, kad jie naikintų savo partiją, nes aš taip stipriai naikinančios socialdemokratų partijos per savo gyvenimą dar man neteko matyti, kad patys socialdemokratai naikina savo partiją. Tai yra... Aš kaip sakau, skaniausias lietuvo patiekalas yra ėsti lietuvį, skaniausias socialdemokrato patiekalas yra suėstis partiją socialdemokratų. Tai man čia nesueina du galai, tai arba socialdemokratų partija ėda infiltruoti jaunieji buvę konservatoriai, liberalai, laisviečiai. Remigijau, pasakyk dabar, žurnalistų požiūris, prezidento požiūris, tai kodėl jie žaidžia tas bado žaidynės, sugraužkim Žemaitaitį. Žemaitaitis tikrai netobulas, man nepatiko, kad jūs išnuomojot su automobilį savo partiją ir taip brangiai, nes aš nuomojau savo įmonį labai pigiau smarkiai. Bet nepamiršmė, bet neadekvati yra priemonė buvo tikslas atimti dotaciją nuolat tą bandoma. Ir jinai neadekvati pagal, kad ir pažeidimas, ta prasme, tai nenormalu. Tai net nėra pažeidimo. Tai kiti, kurie teisti už korupciją, visi supranta, ar mes girdėjom, kad prezidentas kau nors nebūtų patenkintas liberalais. Tai kad jūs suprasmate, tai gerai, ten normaliai viskas. Jo, tai žiūrėkit, yra niuansas toks, kad nėra jokio pažeidimo, tai VRK sprendimas yra neteisėtas ir net nepagrįstas, nes mes priešingai padarėme tai, ką rekomendavo valstybinė mokesčių inspekcija, išeiti iš problemos, kad aš važiuodamas su savo automobiliu, Jurga, mane nepripažintų, kad duodu paramą natūrai.
Net ta nuomos kaina, ką jūs sakote, jinai yra pagrįsta, nes jinai paimta pagal vertę. Čia nėra, net mes net Remigijau, negalime. žiūrėk, nu kodėl vis tiek tavėje, tai gal jūs per giliai kapstot, gal jūs kasatės Tai po va, tai mes kažkokiais per giliai srautais, po tais srautais, kurie buvo užbetonuoti ir niekas kitas nesikasi. Nu, Arba... Tai tai kas yra, vienareikšmiškai. kodėl, nu aš sakau, aš jūsų nelaikau Ne, tai dar kartą šventaisiais, sakau, bet ir nei vieno nelaikau. Tai kas Jurga, jeigu galima sakyti, nėra nei vieno švento, nei Petras, nei Antanas, nei jūs nesam šventi. Tai vienas momentas. Antras momentas, mes kapstomės labai gerai. Žiūrėkite, visa tai, ką padarė šita vyriausybė, tai padarė Nemuno aušros dėka. LRT auditas kieno dėka? Nemuno aušros. Krašto apsaugos auditas atliekamas kieno dėka? Nemuno aušros. Medijų rėmimo fondo STT korupcinis vertinimas Nemuno aušros, ne? Padarytas. Vėjo jėgainių parkas, kieno dėka padarytas, mūsų jėga. Lietuvos žirgyno auditas, mūsų dėka. Tai tam jums nereikalingi, vagys nori vogti laisvai. Jo, tai, arba tai, jūs norit juos pakeisti. Jo, bet jeigu patys negalit, norit juos išblaškyti visus tą prasme. Tai ir jie tada mato mumis kaip baisius priešus ir sako, ne, čia negalima jų prileisti, reikia. Konkurentus, mato kaip blogį. Priešus. Mato kaip blogį, nes mes visur randame jų dalykus. Dabar sako, ten ten bloga koalicija, arba kaip ten, nežinau, dabar tokį labai vieną, žinokit, sakinį, tokį įsisaugojau, gal surasiu, nes pats net juokiausi garsiai, matyt, kitam telefonė esu įsisaugojęs, tai, nėra nei vienos skaidrios socialdemokratai, nėra nei vienos koalicijos partnerio, kurie būtų skaidrius. Jūs durnėsat. Pas jūs 7 Seimo nariai įtariami dokumentų klastojimu Čekučių bylose. Jums sakau, čia viskas gerai. Tasme, jūs man aiškina dėl kokio ten automobilio, dėl antisemitizmo. Pas jūs 7 Seimo nariai įtariami klastoja dokumentus ir vogia valstybės pinigus. Tasme, jūs sakau, apie ką šnekat? Pas jų, nežinau, gal ten 5-7 merai pas socialdemokratų su baudžiamosiom bylom, administracijos direktoriai, tarybos nariai, ten gal jų koks 100 tarybos narių. Ir jie man dar bando aiškinti, jūs suprantate, sakau, ką išnekat? Tada sako, tai aš jau pabaigsiu. Tada žinai sako, tai čia žinai, Remigijau, tu nenuspėjimas ir panašiai. Tai palaukit, sakau, tai Avilė Blinkevičiūtė, aš esu, jūs esat. Tai kuris čia apgavo rinkėjus? Eidama į rinkimus, Vilija Blinkevičiūtė sakė, aš būsiu premjerė. Mes puikiai žinom, mes visi tą įrašą išsisaugome. Bet jūs užfiksuokit, Jurga, esmė, mane kaltina, kad aš kažką nenuspėjamai darau, bet į veidrodį nemato. Tai man aš tų žurnalistų klausiu, ko jūs nenorit, sakau, grįžti į ateitį, pažiūrėti, tą veidrodį, pažiūrėti, ką sakė Vilija Blinkevičiūtė. Jūs kebra, sakau, ar jūs suvokėte, sakau, ką daryti? Bet ir yra tada nelabai aišku, jūs esat kaip ta panelė neinoga neapsirengus. Žmonės net nesuvokia, ar jūs esat valdžia, dauguma, ar nelabai. Visi trys. Mes esame, žiūrėkit, mes esame dauguma. Atrodo, jūs, kaip pasakyti, net nekonkuruojat, jūs kritikuojat, nes jūs nesutinkat, ne? Tai aš nesutinku. Kokie valstiečiai irgi nesutinka, o tai tada niekaip nesupranti, kas yra kas. Prieš ką ir už. Kodėl aš galiu sutikti su pozicija, jeigu mes koaliciniam sutartį pasirašėme? Normalizuosime santykius su Kinija. Mes pasirašėme. Ir raštu pasirašyta. Tai Rugienė nebando, bet nenori prezidentas, nieko. Tai dabar palaukit, tai yra parlamentinė valstybė formuoja parlamentas. Tai jeigu sankcijos yra Baltarusijai, tarkime, Seimo priimtos, tai Seimas ir turi daugiau tų nesąmonių nebetaikyti ir leisti tą tranzitą važiuoti, nes pasimti pinigus. Jeigu aš pažiūrėsite geležinkeliai per 4 metus, kiek taikomos Baltarusijos sankcijos, tai jau iš valstybės gavo dotacijų 265 berods milijonus. Tai 265 milijonai, kaip jums atrodo, švietimai? Reikšminga suma būtų? Reikšminga suma. 265 milijonai sveikatai? Reikšminga suma? Reikšminga suma. Tai dabar aš keliu klausimą, kodėl mes taikome idiotinės sankcijas, kai Latvijai, Lenkai jų netaiko, kitos valstybės netaiko, biudžete gauna pinigus, amerikonai perka lygiai taip pat gabenasi tas pačias trąšas, mes taikom, bet kartu kenčia mūsų visuomenė ir mūsų žmonės. Dabar dėl Taipėjaus, Taivanio, atsiprašau, tų atstovybių. Dabar sako,
ką pagalvos amerikonai, mumis nusivils. Tai palaukite, amerikonams statom klausimą. Jeigu jūs norit, kad tranzitų vyktų per Lietuvą trašos baltarusiškos, nes tai trašos eina jums, tai mėly mūsų, nepykit, pasitarkit su taivaniečiais, mes panaikinam Bet jų prie ko čia atstovybę. mes nesam JAV valstija? Ne, Jurga, tu negirdi, aš sakau diplomatiškai, jų argumentas. Jų argumentas sako, kaip dabar reaguos amerikonai. Tai aš girdžiu, ką jie sako, aš sutinku jūsų poziciją. Mes esame individualiai veikianti valstybė, turinti savo juridinį vienetą, turinti savo gyventojus, turinti savo kalbą, tautinį identitetą ir panašiai. Bet jeigu jau jų naratyvų kalbant, aš kalbu jų naratyvų. Bet čia, žinok, tai mažo žmogaus, lietuvio kompleksas. O ką žmonės pasakys? O ką pagalvos apie mus? O ką pasakys? Nu, niekam neįdomu. Ar jūs galvojate? Visiška nesąmonė, ne tais pagrindais, ne ta vertybinė skalė. Tai aš dėl ko ir sakau. Tai vad, Remigijau, tu esi rakštis koalicijai manie. Aš klausausi, niekaip nesmasakau, palauk, man sakau, jūs paaiškinkit, kuriuoj vietoj yra, kur aš bandau, man neina, niekaip. Bet gal mažiau galima kalbėti, žinai. Tai aš dar sakau, jūs pasimkit kitus koalicijos partnerius ir jūs dirbkit. Ir jūs susikniskit, patikėkit man sėdėti opozicijoje, aš tada galėsiu daugiau pasakyti, negu ką dabar sakau. Bet dabar irgi jūsų kaip ir stengiasi neprileisti, neduoti tų postų, kur jums buvo žadėti, visokiais būdais ten, žinai. Dabar tiem valstiečiam irgi amžinai išdurti, jiem vietoj viceministrų staiga duoda patarėjų, šlavėjų, dar kažkokius etatus, tą prasme. Bet valstiečiai, bet Aurelijui Verygai viskas tinka, jisai, kiek aš suprantu, kad jie sutiko su šitais dalykais. Mes čia, sakau, aš dar kartą, aš stengiuosi nesikišti, aš nesikišu. Mano yra tikslas darbai, ministerijos, kiek įmanoma padaryti projektus. Dabar jeigu atims dotaciją, ir kaip toliau? O ką, atims, tai sunku, žinai, tai nėra niekas. Nes jeigu važiuosit gyvai per Lietuvą, tai paskui jūs trauks Šurajevų ir kompanijos ordos, vyks spektakliai ir net aš nebeturėsiu per kur transliuotų spektaklių, tai rodys tik tai, kad jūs blogi, o visi tie. Jo, bet ir moteris, kurie pati filmavau tavo tam susitikime, tai buvo kažkoks košmaras. Tai buvo tragedija, tai buvo baisu, aš negalėjau atsigauti visą savaitę. Bet ne nuo tavęs, aš sakau, visi jūs velnių prie, bet aš nuo tų mažvaikių, kurie ten žarkstėsi, kramtė, gulėjo. Tyčiasi, įsivertė. Imitavo lytinį aktą, pensininkėm demonstravo atsidrėbę. Tai buvo kažkas nesuvokiama. Bet kažkaip niekam tas nekliūna, kaip ir pasimti apdovanojimus, susišluoti pinigus iš Šurajevų, kultūros gurų, o paskui ten bandyti organizuoti kažkokius ten. Bet aš matau, kad kažkiek tai žmonės, kažkiek visuomenė bunda, ten nedaug, po procentą, 2, maksimum gali į metus 1,5%, daugiau tikrai ne. Ir kas atinka? Kaip čia, nacionalinė spauda arba ta spauda yra didžioji spauda, sisteminė jo. Jinai irgi praranda savo skaitytojus arba beliko fiksuoti skaitytojai, nes žmonės, kurie atėjo, pamatė. Gal reiktų audituoti, kiek bežiūri tą už mūsų visų pinigus rodomo, jau tas žiūri ištikimiausiai kaip tos beretės, kur už vieną partiją visada balsuoja. Bet daugybė žmonių jau senai atpuola, man atrodo, kasdien atkrinta tų žiūrovų, kasdien. Kažkiek tai tikrai taip, bet ką jūs sakote, jų mažėja. Ar bus alternatyvi televizija, kuri parodys, O tai ką tada tokia reikalinga? Kas ten per sektą tokia, kodėl mes ją turim finansuoti visi? Pačiai yra klausimas. Aš manau, kad valstybės... padaro eksperimentą, užsiprenumeruoja visi už Ingridą ir patys susimoka viskas. Tai aš tokia man mintis šią vienu metu ir buvo kilusi. Tai tada galėsim daug... Valstybė išpirkime tik, tarkime, 10 arba 5 laidas, kurios yra labai svarbios, o visos kitos yra komercinės. Tai gali būti rodomas ir per kitur, ne? Kas geriau padarys? Jokių problemų nėra. Per kurį kanalą, ne? Čia vienareikšmiškai. Pirkti tą kelią, ir dar kartą aš kartoju. Šiandieną žmonės jau nebežiūri sisteminių televizijų.
pereina žmonės į internetinės televizijas, pereina į Facebookus, Twitterius, YouTube'us ir panašiai. Tai šiandien dienai kaip tik valstybė norėdama, kad jos sprendimai arba priimami sprendimai, kurie daro žmonių gyvenimo poveikiui, jie jau keltųsi į socialinę mediją. Tai yra gyvoji informacija. Tai Tai yra turi čia iš ir vis dabar. diversifikuoti ir tą sklaidą, ne, paimti Jo, visus sluotus tos tai vadinamos, visą kad laiką. kuo plačiau Jo, pasiekti. Tai taip, bet bet jie niekas to, to nedaro. Žinai. bet jie nedarys, nes mentalitetas pas jų negali peržengti per save. Aš esu kažkada panaudojęs auksinę frazę. Ne visus asilus institutai ugdo. Tai esmė tai yra kai kurie pastatyti, kad jie tik tais tą funkciją atliktų, bet tau yra neduota Dievo dovana, kad tu gali daugiau visuomenės pritraukti, įdomesnės laidas padaryti mažiai. Kam reikėjo, kaip pavyzdys, LRT paima Jekilaitį ir jis veda laidas apie bitų ir medų. Aš sėdžiu, galvoju, viešpatie, tu mano, tai jau ir taip jumis kritikuoja dėl to Jekilaičio, jau ir taip žmonės yra nepatenkinti. Tai jūs dar. Ir dabar vyksta piketas, mitingas, prieš Seime, prieš LRT pataisas. Ir Jekilaitis Edmundas rašo, mes visi kartu su šeima vykstame į piketą mitingą. Aš išgau, Jėzus, tu man reaguoji, tai kaip tu nevyksti? Tu dirbi, dukra dirba tavo. Laida dinastija. Jekilaičiai. Jo, o kada bus Žemaitaičių dinastija? Nepaklausai tos dinastijos? Ne, bet suprantu, ką aš noriu pasakyti. Kaip jie neis ginti LRT, kad ir jisai, ir dukra, ir visi kiti iš to gyvena, moka kreditus, moka paskolas. Jie visi toje procese dalyvauja. Jie turėtų nusišalinti, nes jie šališkai priklauso. Žiūrėkit, jie niekada nenusišalins, nes jų sekėjai, jų žiūrovai to nesupranta ir jie priima kaip tam tikrą dogmą, kaip tam tikrą taisyklę. Čia yra labai sudėtinga paprastai žodžiais paaiškinti, bet esmė, kad ir ką darytų jie, jų rinkėjas arba LRT, tas jų sisteminis žiūrovas, jiems viską atleis. Čia taip yra. Bet tų žiūrovų mažėja. Aš irgi savo laiku žiūrėjau ir Valatką žiūrėjau, ir Jekilaitį, bet aš jau senai nebegaliu net žiūrėti, nes aš suprantu, kad ten nesąmonė. Tai bet aš viena tokia turbūt, ne? Jo, bet kai jie gauna valstybės finansavimą, Jurga, tai tu suprask, jiem nereikia dirbti. Ar tu supranti? Esmė, taip ar taip 6 valandą išeis laida. Tai reikia tada taip ar taip 9 valandą pasirodys laida. Kito klausimo, kas iš to auditų ir kad reikia kažką daryti. Tai keičiasi. Tikrai reikia kažką daryti, tai o kur yra teisėsauga, pavyzdžiui. Nustatyti LRT audito faktai. Jokios reakcijos. Tai jeigu jiems trūksta informacijos, jie patys gali teisėsaugą inicijuoti daugiau auditų, išsiaiškinti dar daugiau, ir tada, bet niekas nevyksta. Kodėl? Nesakyčiau, kad nevyksta. Vyriausybei dabar vyksta taisyklių pakeitimai. Viešųjų pirkimų tarnyba irgi keičia rekomendacijas. Seime tam yra LRT įstatymo pataisos, plus aš siūlyčiau pakeisti dėl civilinių sutarčių vadinamų pasirašymo, kas yra šiandieną vyksta ginčas Europos institucijose. Tai jis vyksta, tas procesas, negali sakyti, Jurga, kad nevyksta. Jisai iš tikrųjų, jisai tikrai vyksta ir tikrai gerą pusę. Tai aš norėčiau gal, kad kaip ir visi norėčiau, kad tai vyktų greičiau šitas dalykas, bet yra momentų, kurių neįmanoma greičiau padaryti. Tai pavyzdžiui, koks Vilkauskas susirga netyčia, tai ten suvėluoja darbo grupės kokie posėdžiai, tai galima sakyti tyčia, galima sakyti netyčia, galima sakyti gyvenimiškos aplinkybės, visko gali būti. Tai aš manau, kad koalicija, kuri turi problemą, tai viena, kad koalicija šoka ne pagal savo suformuotą darbotvarkę, o pagal primestą darbotvarkę. Tai aš jiems tą patį ir sakiau, jūs pradėkite darbotvarkę formuoti savo, taip kaip mes aplinkos ministerija, taip kaip Žemės ūkio ministerija, taip kaip mes pati kaip Nemuno aušra, mes turim temą, mes važiuojam, mes darom. Ir man nei ten įdomu, ką jie ten daro, nes o žurnalistai tikrai atrodo labai keistai. Dauguma ypač tvirta, daug turėjo balsų valdančiųjų daugumą. Bet jau pusę kadencijos nieko nevyksta, kažkoks tai Žemaitaičio travinimas, kažkoks bandymas kažką perdėliot, kai nėra tų šaškių ant ko perdėliot. Nėra. Nes viena partija, tos dvi partijos, ant kurių lyg tai būtų galima ar 3 permesti, tai vienas dabar su teisėsauga ten rimti reikalai, kaip suprantu, kita jau ten partija iš vis nuteista, o 3 niekas nerinko. Ta prasme, negavo pasitikėjimo visuomenės, tai kaip iš jų formuosi? Tai tegul palaukia. Gali formuoti. Gali, bet tai yra apgavystė ir apgauti rinkėjai iš esmės. Tai
Čia net, nu, net abejonė nėra. Balsavo prieš konservatorius, o dabar ir vėl tie patys Bet konservatoriai. ką žmonės sako, tai žiūrėkit, žmonės sakys, vienintelė Nemuno aušra ir Žemaitaitis, kuris įsilaikė savo žodžių. Nu, Viskas. tai Mes savo tiek žodžio lieka iki laikomės. naujų rinkimų. Remigijau. 2,5 metų. Viskas. Nu, Ir tai žmogus sako, nu, bet žiūrėkit, bet sako, o ką gali pasakyti kažką tai Nemuno aušrai? Nu, nieko negali priekaištų pasakyti, nes mes stengiamės įgyvendinti savo programą. Nepakankamai inteligentiški žmonės, kuriuos siūlote į svarbius postus. Dabar ką reiškia inteligentas? Ar Jums daugiau inteligentas? reikia profesorių, mokslininkų, tokių, Jo, viskas tvarkoja. Matote, profesorius yra profesorius, bet profesorius kartais turi dirbti ir tą juodą sunkų akademinį, ne akademinį, atsiprašau, o vadybinį darbą. Vat Sigitas Podienas, iš gamtos tyrimų centro. O šiai dienai gaila. Ne, bet jis dabar dirba pas mumis aplinkos ministerijoje, aplinkos ministro patarėjas. Tai mes jį priėmėm, viskas tvarkoja. Bet jis yra akademikas, mokslininkas, jis yra, kaip sakant, tos aukštos materijos. Tai dabar aš Žemės ūkio ministeriją duočiau kokį profesorių žemės klausimais. Tai tie ūkininkai iš vis nesuprastų, sakytų, ką tu mums duodi, tu duok mums žmogų tas, kuris su traktoriu varo, kuris žino, kas yra karvė, žino, kas yra tešmuo, žino, kas yra ūkis, žino tas rašiai. Tai profesorius, kuris dirba Stulginskio universitete laboratorijai ir ūkininkas ar žmogus, kuris ūkis, du skirtingi dalykai. Aš suprantu, kad akademikas, toks švietimo ministerijai, užsienio reikalų ministerijai. Aš suprantu, nes šitokias... Irgi yra srities, agronomijos yra... Taip, du skirtingi dalykai. Aplamai yra ir tyrinėjimas ir panašiai. Bet aš kalbu, kad pati Žemės ūkio ministerija, jinai yra gamybinė ūkinė ministerija. Du skirtingi dalykai yra, tą mes turim šiandien suprasti. Bet kam niekas neįdomu, tik įdomu, kaip Remigijų Žemaitaitį nurauti nuo tos valdžios ir neprileisti niekada. Tai jų ta tokia svajonė yra, jie tą svajonę daro. Jūs darykit. Man tai yra vienas dalykas, nejaugi jie ant tiek yra kvaili ir jie nesupranta, kad... Dar du metus suks ant tavo vandenį, pils ant tavo malų. Jo, bet jie turi suprasti, kad mato, kad Žemaitaitis užsispyręs tikras žemaitis ir dar vokietis Šešeniškis, jis toliau savo dainą dainuoja ir jiem neįdomu, kad ten jūsų sutartinė jau atsilieka, 2 postais į priekį. Atgal. Tai mes savo darom darbą. Ir aš jam aiškinu, sakau, jūs geriau eikim į kompromisą ir stenkimės tos darbus daryti, o neieškoti arba ten pavadino sukilėliai signatarų, baudžiamoji byla, sėdžiu, galvoju, jūs išpratėjot, galvoju, ar kas jums yra, aš nesuprantu. Landsbergis aiškiai. Skamba juokingai, ne? Bet palaukit, bet irgi, žinokit, teisėsauga dirba, prokurorai dirba, užklausimai vyksta. Kaip ta teisėsauga atrodo, ar jie kokių kiaušų turi, ar jie iš vis, ką jie patys iš savęs, kokius pajacus, ką jie čia daro. Tarnai, tai net ne esamos valdžios tarnai, o buvusios valdžios, čia iš vis anekdotas ir VRK, ir prokuratūra, ką jie, kaip... Tai sakau, tai aš pasikalbu su savo buvusiais kolegomis, teisės mano absolventais Vilniaus universiteto, kur dirba ir prokurorais, ir teisėjais dirba. Jie net sako, klausyk, sako, Lietuvoje narkotinių psichotropinių medžiagų esam pirma Europai pagal suvartojimą metamfetamino, pagal visus tyrimus, pagal įvežimą. Jie vietoj to, kad skirtų visą dėmesį tirti šitiem nusikaltimam, Žemaitaičio bylą, sako, dar nagrinėja, sako, jie durniai yra, sako, kas čia vyksta, nesupranta. Tai sakau, kaip jūs nesuprantate, tai yra tikslas pažeminti mane, tikslas pajuodinti Nemuno aušrą ir sakyti, kad čia yra raupsuoti blogai. Ir tada einam prie kito. Čia valstybės institucijų tikslas gali būti šiaip. Ne valstybė institucijų, supraskite, valstybės pareigūnas bijo, kad jį užpuls, geriau pradeda tyrimą, tavo Kaune, nubaudė 15 eurų, kur jie gavo 15 eurų baudos susitikime. Tai jis jau geriau tas pareigūnas būtų iš vis paleidęs ir būtų kokių tarnybinių tikrinimų daręs. Dabar įpaišė 15 eurų baudą. To jau tai reikės pasiaiškinti, kodėl tu įpaišėjai, panašiai. Tai geriau jis užverčia bylą, nieko nežiūri ir panašiai. Tai, o mano atveju viską turi tirti, nes čia Žemaitaitis. Vienu žodžiu, bet tai yra pripažinimas, ne? Gaila, kad pripažinimas yra tokiu būdu, o ne konstruktyviu būdu, analizuojant ir diskutuojant svarbiais valstybės esamais klausimais. Man tas yra, man nesuvokiama, poligono, dar pabaigsiu, jeigu yra, poligono Kapčiamiesčio klausimas Seime per realiai 2 savaitės jis bus priimtas. 1,5 milijardo pinigų išleidimo projektas. Išmetimo.
2 savaitės. Ar aš sėdžiu, aš galvoju, nu kažkas yra negerai toj valstybei. Nu tai gerai, Bet tai reikės gal nuo organizuoti, kažkam labai daug nubirės, nu kitaip negali paaiškinti. Nu, tai kad nubirės, tai aš net nebejoju. O kitas yra dalykas, aš sakau, pavyzdžiui, būdamas šalies vadovas ar ten, nežinau, premjeras, aš labai sakyčiau, gerai, tavai padarome patarimą referendumą. Sušaukim greitai. Nu, vat padarykim o pirmą kur kartą tai istoriją. bijo tų referendumų, aš nesuprantu. Aš vat irgi, man niekaip nedaina. Dėl šeimos bijo, dėl Nu grinų jau čia, pinigų kad bijo, dėl nebus visko taip, bijo. kaip jie svajoja, kaip jų tam Matot, kaip yra, kosmose. jie bijo, kad gaus informaciją ne tokią, kokią turi. Nu, vat, Taip, labai gerai, vat, aš palyginu dabar įvykius Irane ir Trumpą ir Putiną. Abu du yra aukšto rango labai intelektualų žmonės, labai strategiškai mąstantis, ane yra. Irgi Putinas tikėjos, kad Ukraina užims per 3 dienas, ane, sakė, jau jam nešė, reikėjo ten 10-20 milijardų išleido ukrainiečių pirkimui, sakė, visi pasitiks su vėliavom, laukia, žinai, tas įėjo, kai gavo į bliuską, nesupranta, 4 metai iš to šūdo neįeina. Trumpui lygiai taip pat Netanyahu Izraelis sako, žinai, prezidentė, įmam Iraną, Iranas yra nulis, atsilikė, babai, laukiniai, jokio suvokimo neturim, per 4 dienas užimsim Iraną, tu pasimsi naftą, aš pasimsiu teritorijos, kas tokia. Nu, Trumpas patikėjo, nes, nu, jis neturi tos pirminės informacijos, nuvarė ten, gavo tiek struškių, apdaužė iš visų pusių, tai dabar pabėgo ir pralaimėjo tą karą galų. Sako, ne, 2 savaitės duokit pertrauką mums, žinai, kokią, sako, 2 savaitės Iranas, dabar dėrėsitės pagal mūsų 10 punktų, o ne pagal jūs. O jeigu nori, kad laivas išplauktų, susimokėk 2 milijonus. Pasaulyje, žinai, gal ir galima pasibuguosti, pas mus vieni bepročiai, bet pasaulyje irgi vieni bepročiai. O apie tą pažinimą, tai žinok, nėra tai blogai, nes šiaip tai kartais tik po mirties jis ateina. Tai jeigu tu dabar dar gyvas turi, kad ir to, Jo. tai jau... Tai aš jiems ir visą laiką ir bandau paaiškinti, kad jūs apie mane turite klaidingą informaciją, nes tą informaciją duoda labai siauras ratas žmonių. Man labai gerai patiko Valstybės saugumo departamentas. 2 metus iš eilės aiškiai pasakė žmonėms, nei apie Žemaitaitį, nei apie Nemuną Aušrą, nieko nėra ir jūs dinkit lauk nuo jo, nes ten yra patriotinė valstybinė partija. Jis sako, bet tu durnas, Vazdavadė, ką tu aiškini, mes tikrai sakom, kad jis yra 5 kolona. Tai jiems sako, nėra, jis dar žodžių žmogus pakartoja. Ne, sako, tu pasakyk, kad jis yra toksai. Ir vis tiek jis pasako, kad taip nėra, bet šitie nueina toliau per visas televizijas šneka. Tai normalus žurnalistas, save gerbiantis žurnalistas, nacistui reikėtų iškart pasakyti, mielas naciuk mažas, tu nešnekėk nesąmonė, nes VSD direktorius aiškiai pasakė, Nemuno Aušra yra švari, tvarkinga, Žemaitaitis švarus, tvarkingas. Nėra jokių ryšių nei ten su Kremliu, nei... Tai ir viskas, nu tai yra. Tai, bet tada žurnalistas to nepasako, nu ir tada... Nekalbėkim jau apie tos pseudo žurnalistus, kurie save vadina profesionalais, tai aš jau net nenoriu apie tai kalbėti, visą gyvenimą tą darbą dirbus. Tai ką, Remigijau, tikiuosi atlaikėjai kiek 1,5 metų atlaikysi, dar 2,5, ne, jau, už 1 muštą, kaip ten? Ten 2 nemušti, 3 nemušti, kaip ten sako, yra, tai ne, tai kažkiek tai atlaikysim. Nebūtinai tas, kuris už tave balsuoja, be kita. Ne, tai... O labiau spardo, nu to labiau norisi žmogui duoti pasisakyti ir nesuvokti, tai kuris čia kabina ką, kad taip jau baisiai čia puola. Nu, nekyla tai, nes niekaip tų argumentų nėra, kur tas blogis. Pažiūrė, kitur dar didesnis blogis gretimoj partijoje. Tai aš apie ką ir kalbu jums, aš kartais klausausi. Ačiū didelis ir iki susimatymo tada. Laikykimės. Tai buvo Remigijus Žemaitaitis, Nemuno Aušros pirmininkas. Visa. Viso iki.